Prie pat Švėkšnos Vilkėno dvaras. Iš kur toks pavadinimas Vilkėnas? Matyt, kažkada šiuose vietose buvo daug miškų ir daug vilkų, nes dar yra upelis Vilkė ir net kaimas vardu Vilkų kampas. Vilkėno dvarą valdė Marija ir Aleksandras Plateriai. Lauko rieduliais sutvirtintos Liepų alėjos pradžioje yra iškalti 1880 metai, bet parkas buvo pradėtas sodinti XIX amžiaus viduryje grafienės iniciatyva. Nebeatpažintų jį šiandien savo angliško parko, su kelių lygių tvenkiniais, saulėtomis vėjomis, stirnomis, danieliais ir iš visų pasaulio kraštų suvežtais augalais, sidabriniais kėniais, glaustašakiais ąžuolais, trakiniais klevais, tulpių medžiais ir tujomis. Parke prieš rūmus stovėjo marmurinė prancūzų skulptoriaus Louis Noelio sukurta biblijinės Rebekos skulptūra. 1913 metais grafas jį atsivežė iš Paryžiaus. Klaipėdos restauratoriai sovietmečiu išsivežė ją restauruoti ir po to pastatė Palangos parke, pavadindami vandens nešėją. Vilkėnė atgriozdė tokią baisią gipsinę kopiją, kad jos negalėjome net filmuoti. Grafas Aleksandras gražiai kalbėjo žemaitiškai, puikiai sugyveno su valstiečiais. Ir abu su žmona Marija garsėjo labdaringa veikla. 1897 metais Aleksandras pastatė 20 kambarių neorenesansinio stiliaus rūmus su paauksuotais baldais, ornamentuotomis sienomis, krištoliniais sietynais. Turėjo jie dukterį Janiną, kuri 1911 metais ištekėjo už savo pusbrolio Švėkšnos grafo Jurgio Platerio. Vestuvių iškilmėse dalyvavo kone visas miestelis. Vilkėno rūmai buvo iliuminuoti ir ūžė nuo svečių. Po tėvų mirties, norėdami tinkamai prižiūrėti abu dvarus, jaunieji gyveno kas sau. Jurgis Švėkšnoje, Janina su sūnum Aleksandru Vilkėne. Grafienė, šunių vedina, kasdien ateidavo į Švėkšnos dvarą pietums ar vakarieniai. Praeidavo neorenesansinius stilingus vartus ir pražingsniavusią alėją pasiekdavo Švėkšnos pakraštį vadinamą kalneliu. Čia stovėjo aukštas mūrinis vėjo malūnas ir buvo gražiai apmūryta Kalės tvenkinio krantinė. Pasakojama, kad tvenkinys Kalės vardą gavo todėl, kad čia yra nuskendęs kažkurios iš grafienių šuo. Žemiau rūmų Vilkėno malūnas, sumūrytas dar Pranciškaus Platerio 1843 metais. Tebestovi jis ir šiandien, vienintelis gražiai restauruotas pastatas. Vilkėno malūnas buvo paskutinis Janinos Platerienės prieglobstis Švėkšnoje. Užėjus sovietams, jai buvo liepta per 2 valandas išsikraustyti iš rūmų ir ji apsigyveno malūne. Netrukus ji išvyko į Kauną, kur po trumpos ligos 1940 metais rugsėjo 9 mirė. Buvo palaidota Švėkšnos kapinėse greta tėvų ir taip išvengė savo vyro Jurgio Platerio likimo.
O kai grafą vežė į Sibirą, ar tamsta prisimenat? Nu kaip mes neprisiminsim, dabar mūsų grafą tap iš to senoj Palociaus. Parkėlį ton vilą, į vilą parkėlį, išmet jau. Iš vilas, paskui parmetė čia į Gerininkėjus nams, Račkauskį. Čia didelis nams. Paskui iš to namą, čia šit prikelį nams. Medinis trobėk čia prikelį, dabar data bėrazoč. Nu ir čia, tai iš čia išvežė. O mes visi stovėjom laukia. Čia mūrs toks buvo dar. Tai kada, ta ons išėjo po baltinių. Tik su vienais baltiniais? Baltinių ir ons turėjo. Tokį, ką aukštom, tokį dėžėkį gelžinį. O kas ten buvo tam gelžinį, ko nors turėjo dievačias. Ta paskui Petras nubėga, nam išnešė, žinai. Švarkus. Petras tai jūsų vyras? Įsiliep į mašiną, mes visi rėkėm, o ta uns kepurėkį mojau, kol ten mumis matė. Jūs verkit visi, gailėjot labai. Jūs. Ir daugiau jokios žinios iš jo nesulaukėt jau. Kai jį išvežė, taigi liko labai daug knygų. Jėzau sudegino. Sudegino knygas? Ja, sudegino. O kas čia degino tas knygas? A tas knygas sudegino ten pakrantyje. O rusą degino. Kada sužinojot, kad jis numirė? Mes sužinojom, buvo tokį šertvitę išvežti į Sibirį, į Rusiją. Ir ant parvažiavo, ten atėjo čia, buvo prie mūsų, ten sakė, sužinojau, ką grabs. Ir atvažiavęs, šviekšnas dvar, sako, į lagerį, ėjau veizyti, sako, aš veizyti, aš to grab. Sako, ėjau, nabgyvus. Sako, pudaloks vandų šalis, ir dūdas plotik padėt, ir jau numeris. Likimas čia atbloškė tą švėkšną. Aš po karo mezgiau, reiškia, nebuvo rūbų, žmonės neturėjo, tų vilnų dar turėjo, tai aš ėjau megzdama megstinius rankom. Ir mezgiau po kaimus ir po miestelius, ir taip atsidūriau čia švėkšnoje megst. Ir susipažinau su savo vyrą Antanu. Po žmonės apsigyvendavo, bakol numegsiu pas vieną, pas kitą. Man ir maisvu, man ir šviesa buvo, man nieks nekainavo. O ką žmogus sumokėjo, tas man jau buvo grynas uždarbis. Na, jauna mergina, norėjau rengtis, norėjau viską, o kągi, reikia ką nors daryti. O, na ir kaip jūs dabar megzdavot, ką jūs megzdavot? Megstinius. Suknelės megstinius. Sijonukus mergytėm, viską, kas šalikus, kojinės, pirštinės. Raštuotų, žinai, tokius jau gražius. Per kiek laiko jūs megstinį numegzdavot? Aš megzdavau dieną naktį. Mėgosiu valandą, dvi, aš vėl užsidegu šviesą ir aš mezgu. Taip, ką man jau buvo, matai, kokie pirštukai likę ir šito mezgimo. Ponas Antanai, jūs nuo karo nukentėjęs? Su arkliais važiavom, tėvukas buvo pavarytas kariškiam šieną vežti iš Klaipėdos krašto. Į tą šieną švaviržinuosi, nuo kurio iškrovį išvežėm kariškiai. Ir pavažiuojant iš Vaviržino į Liepaičius, ten užvažiavom kaimų keliuku ant Mino.
tada susprogdina. 2 arklių užmuš, tėvelis užeit, kariškis buvo, tas kariškis. Tėvelį buvo nutraukė. Nu, tėvelis sužalotas buvo, tada mane išvež vienur, tėvelį kitur, į ligoninį. Žodžiu, tėvelis neteko kojos ir jūs kojos neteko. Taip. Ir antrajam sužalotai. Tai kiek jums buvo tada metų? Nu, man buvo kas tai 10 metų. Kada grįžom iš ligoninės, su tėvelį mamos nebebuvo. Ji mirė. Ką tada darėt jūs? Nu, kągi dariau. Ubagasiai. Iš pradžių jau po kaimą su tarba prašydams išmaldas. Paskui sugalvojau, kai išpragyvenau, kaip tėvelis mirė, reikia virti samagoną. tą samogoną viriau Liepaičiuose, vežiau tenai už priekulius, pardavinėjau. Ir taip mane ne kartą buvau nutvėrę liaudis gynėjai, stribai. Nu, jie sako, veži samagonų, sakau, vežu, tai duok, nu, sakau, pasiimkit. Taip jie manim patikėjo, kad galvoju, kad aš čia juokauju, tikrai išvežiau. A jūs jau mokėjot tą samagoną išvirti? Mokėjau ir labai sekės man. Jau taip sveikiem žmonėms, pilno amžiaus, taip nesitai, kaip man sekės. Kiek jums buvo metų? Nu, tada gal buvo 12, 13, 14, taip panašiai. Buvo vien kart toks atsitikimas, kad aš parėjau naktį viris tą samagoną. Paskrosins taip prisenelis padėjau ir jie užėjo ieškoti. Aš atsistojau, sakau, šventas Antanai, gelbėk mane. Aš stovau pas tos kanistras, ta kanistra už mano kojį stovo. Aš tada su ramentu vaikščiojau ir su vienu ramentu ir su skaitos protezą neturėjau. Jie čia pat ieško ir nerado. Paskui išėjo į virtuvę, sako, nu tai duok. Kaip nerado, tai praška duok. Turėjau miltų maišį kišęs bankelį. Ištraukiau ir tą bankelį jiems padėjau. Jie tą bankelį gavo ir išėjo patenkinti. O tą kanistrą pas krosnis padėta nematė. Čia pat vaikščiojau pusę metros atstu. Nematė. A jūs manot, kad čia šventas Antanas jums padėjo? Tai padėjo. Man tai buvo nekoks jau, sakai, nu, pasipelnim, tik pragyvenim šaltinis. Da brolį reikia įmaitinti. Į brolį daro mažesnis tas brolis pas mūsų gyvena. Irgi reikia iš to gyventi. Paskui aš mokinau bacio amatą, susiradau savo duoną, užsipelnyti kitų būdų, jokių būdų šitokį brūdiną darbą nenorėjau. Žemaitijoje labai populiarūs skulptūrėlės medinės šventųjų, kurie būdavo pakelėse, koplytėlės įvairios, rūpintojėliai. Sakysim, kelio tarpas tarp Švėkšnos ir Pajūralio, čia yra 25 kilometrai, ir čia sąrašas tų kryžių ir koplytstulpių įvairių, buvo beveik kas kilometras, gal net tankiau kartais prie šito kelio tie paminklai. Norėčiau papasakoti apie liaudies menininką Praną Šiaulį, kuris gyveno čia prie Švėkšnos, netoli Papjaunio kaime. Jis buvo labai įdomus žmogus, turėjo savo namuose įsteigęs muziejų, buvo net esperantininkas, yra išvertęs Valiūno Birutę į esperanto kalbą. Jis buvo sauginęs, ratu pasodinęs 12 ąžuoliukų ir juos vėliau sauginęs į vieną kamieną. Savo sodybą buvo labai gražiai išpuošęs, ant sodybos vartų buvo ant vieno stulpo buvo išdrožtas va šitas gaidys, ant kito stulpo tupėjo katinas, kurio, žinoma, mes jau neberadome. Čia yra įvairių įrankių, žinoma, mes turime labai daug, yra sudėta palėpiai, bet čia mes padėjom tik tai po vieną. Seniau žmonės buvo labai taupūs ir kai puodos suduždavo, tai šito sudužusio puodo neišmesdavo, bet galima sulopyti šitą puodo šukį, prisiūti. Ir tame inde, žinoma, jau nebelaikysim skysčių, bet galima laikyti kruopas, miltus ir panašiai. Jūs turite omeny molinis puodas? Molinius puodus, žinoma. Ir va štai yra prietaisas, kaip padarydavo šitas skylutes toje puodo šukėje. Nu, jis yra vadinamas drėlius, čia yra gana toks išradingas, tas panaudojimas fizikos dėsnis.
Ir, sakysim, čia buvo ta aštri vinis, šitą judinant aukštyn žemyn, šitą vinis po ilgesnio laiko pragrėžė skylutės, per tas skylutės susiūlai susiūdavo ir tokiu būdu puodas būdavo sulopytas. Vadinasi, vietiniai gyventojai buvo pakankamai taupus. Nors ir nuo visi seniau buvo taupus netokie kaip dabar. Čia tokie didžiuliai batai, veltiniais apmušti. Aš maniau, kad juos naudoju tik tai vokiečių kareiviai Antrojo pasaulinio karo metu Rusijoje stovėdami sargyboje. Bet vienas senukas apsilankęs muziejuje sako, aš tarnau Lietuvos kariuomeniai ir mes taip pat sargybos žiemos metu šitokius batus apsimaudavom, kad kojos nesušaltų. Šitas indas būdavo naudojamas musėms gaudyti. Čia būdavo įpilama skysčio, išrūgų ar kitokį kvapą turinčio, būdavo pastatomas ant stalo, musės čia dar cukraus padėdavo, musės sulyzdavo, blaškydavosi ir nuskęsdavo. O paskui, kada būdavo jau pilna, atkimždavo, tas musės išpildavo ir vėl pastatydavo ant stalo ir visus musės sulyzdavo į tos pastus. Kaip nustatyti musių lytį? Mes nesugebėtume. Tai va vienas, kai sakė, aš užmušiau 5 musės, 3 patinėlius ir 2 pateles. Tai sakau, kaip jūs nustatėt musių lytį? Tai 3 buvo prie alaus bokalo, 2 prie veidrodžio. Kaip nuo vėžio gydydavosi? Žinau. Aš skaičiau. Nieko nepadarė, nieko. Ne, bet aš skaičiau, kad gyvas rupūžiukės reikia ryti. Negirdėjo tokio? Varlikis. Varlikės. To nesimačiau, dar gaudžiau vieną pasodinę. Neliūbėdavau pasimerkyti, į medų pataukšti, į prarys. A jinai gydydavosi šiaip savo? Gydės. Gydės. Dabar tabė gyvo, da. O nuo ko jį gydėsi su tom gyvom? Nuo vėžio. Nuo vėžio gydėsi gyvom verlikėm. Ir jūs jai tų gyvų varlikių pagaudėt? Pagaudau. Ir daug jinai tų varlikių suvalgė? Aš nežinau, kiek suvalgė. Slovikiok prisigaudys ir pasineš. Pirmą kartą, kai buvau mažas, tai pamačiau, kai nuėjau prie ežerioką, pažiūrėt, kaip žvejoja. Biškai augesni už mane vaikai, kaip žvejoja. Vienas ištraukė tokį lydeką, tokį nemenką jau. Mato, kad aš akių net priešinu tos lydekos, man sako, na, matė lydek, sutelis, esi matęs? Ne, sakau, na tai, parodysiu. Aš prieinu arčiau, kaip lydeką, kaip turi vienoje rankoje galvą, kitoje rankoje lydeką, taip šitas turi. Priekiš man prie akių, aš žiūriu, šliūkšt uodegą paleid, teikšt man per nosį tavo dėką, vas pamatė dabar lydek, sutelis. Vyresnieji prisimena dar kapelioną Lapelį, dirbus iš Viekšnoje. Jis pasižymėtų tuo, kad gana greitai laikydavo mišias. Taip sakant, tas pamaldžioms moterėlėms nelabai patikdavo. Pasakojama, kad kartą viena moterėlė nuėjo į zakristiją užsakyti mišių. Ten buvo kaip tik Lapelis, o jį jo nepažinojo. Ir, išreiškė pageidavimą, sako, kunigėlį, tik kai laikysi mišėlės, nelaikyk taip greitai, kaip tas Lapelis, kad laiko. O Lapelis jai yra atsakęs. O koks yra skirtumas, aš sakysiu, durna boba, ar durna boba. Buvo tokia silpnaprotė Paulinė. Ir ji turėjo tokį Dievo dovaną, labai klasiškai mokėjo koliotis. Ir jeigu kas nors ant ko supykdavo, norėtų, sakant, suvesti sąskaitas, tai ją pasamdydavo, maždaug duodavo temą kokią, apie ką jau ten kalbėti, o ji tą savo auką sučiupdavo arba prie šventoriaus išėjus iš bažnyčios, arba turguje ir pradėdavo. Aišku, jis sustodavo ratas žmonių, kadangi negi pulisi mušti beprotės, tai tam nelikdavo nieko kita kaip sprukti. Ir kartą klebonas per pamokslą žmonės barė už tokį, silpnaprotės panaudojimą, o ji buvo labai uoli bažnyčios lankytoja ir išgirdusi tą, garsiai šaukdama, neterliuosiu daugiau, neprašykit, išbėgo iš bažnyčios. Kai buvo statoma šita didžioji mūsų bažnyčia, tai ji uoliai dirbo statybose, nešė vandenį
pastoliais į viršų, jokių kranų tuomet nebuvo. Ir užtat ją klebonas net rodydavo pavyzdį kitiems tikintiesiems ir po to, kai ji mirė, buvo iškilmingai palaidota bažnyčios lėšomis. O jos vardas Paulinė tapo bendriniu silpnaprotės tokiu simboliu, sinonimu ir Švėkšnos apylinkės niekas iš tėvų savo mergaitės Paulinos vardu nekrikštydavo. Dažnai dabar dar pasako, jeigu esi toks durnas, važiuok į Švėkšną. Jūsų neįžeidžia tai? Ne. Taigi Švėkšna protingiausias miestelis Lietuvoje. Kur yra švariausia, tarkim, upė? Toje vietoje, kur pratek pro valymo įrengimus, ar ne? Nu tai kur yra protingiausi žmonės? Ten, kur stovi psichoneurologinis dispanseris. Ten jau išvaro, ten visi yra, tik tai protingi belikę. Visi ten yra išgydyti, išvalyti, kaip sakant, sutvarkyti. Tai visi protingiausias miestelis Švėkšna. m. rugpjūčio 15 dieną buvo pašventytas statybų kertinis akmuo. Tai buvo iškilmingas ceremonialas, kuriame dalyvavo Švento sosto legatas monsinjoras Burzio. Pašventinimo aktas įmūrytas po buvusios koplyčios altoriumi. Iškilmingi pietūs buvo suruošti pas grafą Jurgį Pleterį. Po pašventinimo buvo surašytas toks aktas. Pijui XII laimingai valdant bažnyčią, prezidentui Antanui Smetonai valdant valstybę, nutariama statyti Švėkšnoje Elzbietiečių vienuolyną ir ligoninę. Ligoninę suprojektavo Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Statybos organizacija buvo patikėta vienuoliai Antaninai Žemgulytei, seseriai Bonitai. O tada prasidėjo karas. Ir įsivaizduoti sunku, argi įmanoma ką nors pastatyti karo metais. O sesuo Bonita sugebėjo. Per dieną dviračiu nuvažiuodavo iki 150 km rinkdama aukas ir statybinės medžiagas. Ji nepaisė nei blogo oro, nei prastų kelių. Ir 1944 metais ligoninė jau priglaudė sergančių šiltinę. Po baigimo, po darbo Utenoj, išdirbau ten 14 metų, turėdamas psichiatro specialybę, žuvus čia buvusiam vyrgydytojui, buvo atsiųstas čia. Ką jūs pamatėt, kai atvažiavot? Kaip atrodė Švėkšna? Kaip atrodė ligoninė? Švėkšna neblogai atrodė, bet pati ligoninė prastai. Dėl to, kad ji buvo neužbaigta, ligoniai neturėjo kur beveik būti, o antra vertus išėjus į lauką, išeidavo kur nori. Reikėjo organizuoti tos ligoninės psichiatrinio tipo statybos. Teko jums šitą daryti? Nu tai jau teko man. Buvo pradžia padaryta daktaru Japerto, o toliau teko man. Tai jau privargot turbūt ganėtinai. Nu tai ne, aš to laiku tai nesijaučiau nuovargio, labai buvau patenkintas, vien tuo labiau, kad dirbau lyg ir savo darbą. Tik tai ne administracinio, aš žinoma norėjau darbo, kuris man žinoma užgriuvo visus 35 metus vėliau. Kada buvo smagiausias laikotarpis? Nu įkurtuvės, aišku, ligoninės. Nu, kad aš neįsivaizduoju, koks gali būti smagus momentas psichiatrinės ligoninės įkurtuvės, paaiškinkit. Nu tai kažkaip ir ligonių veiduose matosi, kad naujos palatos įkūrėm, atvežėm lovas visai neprastas, netokios buvo suirusios, perlinkusios, naujas atvežėm, staliukai, nu viskas, valgyklas, kur psichiatrinės ligoninės gal nebuvo matę, čia, nežinau, nuo pat ligoninės įsikūrimo, tai čia kažkaip lyg ir jau švietė, tai pačiam malonu pereit buvo ir pamatyti, kad čia bus psichiatrinė ligoninė. Tuo labiau, kad galėjom pakabinti ir veidrodžius, ir ligoniam duoti lėkštutes, ir duoti, peilius, bet tik nedavė ir šakučių, o ten reikėjo su šaukštais dar valgyti. Ir veidrodžius pakabinome, reiškia, koridoriuose ir paveikslus. Daktare, turit muziejų. Turbūt pirmą muziejų psichiatrinės ligoninės Lietuvoje. Nu taip išeitų, kiek žinau.
surinkot ten spaudinių, ligonių darbelių. Kaip jūs regit tą muziejų savo svajonėse? Aš savo svajonėse regiu tą muziejų kaip iš vienos pusės, kaip muziejų, kad būtų ligoninės ir praeitis, ir jos gyvenimas, ir kartu, kad kaut medžiaga, kad ligoninė galėtų, sakysim, kuo nors ir užsiimti. Nes lankymas to muziejaus, tai kiek čia jo bus. Bet, sakysim, kadangi aš esu sukaupęs nemažai atviručių, tai o tą filokartijos mokslą gali būti su ligoninės pilnai išplėsti. Nes yra, mačiau ligonių labai norinčių užsiimti. Jūs toks optimistas, o kaip galima dirbant psichiatrinį ligoninį išlikti optimistu? Nu, pesimistų tai neverta reikti psichiatrinį. Tai psichiatrinį darbą. Neišlaikys. Ne. Nes ligonį dažniausiai su prislėgtomis nuotaikomis, tai apart vaistų reikia jiems tai biškį pakelti nuotaiką, bent jau pokalbį. Pirmoji mokykla turbūt Švėkšnoje buvo parapijinė, žinių yra apie ją buvus 1804 metais. O kai buvo panaikintas spaudos draudimas, tai klebonas Macijauskas pastatė Vėvižinų gatvėje tokį gana didelį namą, dėja jo šiandien nebėra likę, čia tai tik maketas. Tai buvo parapijinė antroji jau lietuviška mokykla šalia, be to dar Švėkšnoj veikusios rusiškos mokyklos. Čia buvo klasė, buvo virtuvė ir valgykla, viršuje bendrabutis ir mokytojų butas. Mokinių buvo daug, apie 70, net iki 100, ypač žiemos metu. Mokytojai pirmieji buvo Jonas Kaunas, paskui Sergejus Bukevičius, baigėsi Veiverių mokytojų seminariją. Na, pasakojama, kad vaikai suneždavo, aišku, atvykę iš kaimų, čia kur gyvendavo bendrabutyje, atsineždavo savo maistą ir tą mėsą, sakysim, norėdavo, kad tą patį gabalą mėsos, kurį katilą įdeda, kad tą patį gabalą ir suvalgytų. Todėl tos mėsos gabalus pasiženklindavo, įverdavo ten kokį vėlos gabaliuką ar kokį kitą ženklą ir kaip maišant, sako, tas žvangėdavo tas metalas katile. Yra čia taip pat keli seni vadovėliai, grifelinės lentelės, tos, ant kurių buvo rašoma, kadangi ten galima nutrinti ir tokiu būdu sutaupyti sąsiuvinių mažiau. Yra taip pat keli elementoriai, šitas dar iš spaudimų draudimų laikų, toks nedidelis elementoriukas, Lietuvos vaiko pradžiamokslis, labai gražus elementorius, išspausdintas 918 metais Leipcige. Ir įdomus tuo, kad yra labai gražios spalvotos Žmuidzinavičiaus pieštos iliustracijos. 1919 metais prelato Juliaus Macijausko ir daktaro Juozapo Rugio iniciatyva buvo įsteigta progimnazija, kuriai lėšų paliko beraštis siuvėjas Dominikas Enzelis. Per gaisrą progimnazija sudegė. Tada grafas Jurgis Plateris atrėžė naujai mokyklai pačią gražiausią savo parko dalį ir prisidėjo pinigais. 1925 metais buvo pašventintas kertinis akmuo, o Macijauskas eilinį kartą išvyko Amerikon rinkti lėšų. 1928 metais Liepos 25 dieną, dalyvaujant prezidentui Antanui Smetonai, švietimo ministeriui Konstantinui Šakeniui, Saulės gimnazijos rūmai buvo iškilmingai atidaryti. Pasakojama, kad Smetona Švėkšniškė per minią aikštėje nešte nešė. Saulės gimnazijos vėliavoje spindėjo šūkis: per šviesą į tiesą.
atsitiko, kad taip ilgai Švėkšnoj išliko tas nepriklausomybės paminklas, kai visur jau buvo nugriauti? Neatsirado tokių, kad norėjo ją ardyti. Kada jo partijos komitetas tikriausiai nusprendė, kad jis nereikalingas čia prie mokyklos, tada buvo vidurinė mokykla, prie Saulės gimnazijos. Ir tada nusprendė, kad reikia nuversti. Kas vertė, iš kur rado tos žmonės, kurie nuvertė? Vežė iš kitur, iš Naumiesčio, dar iš kur čia traktoristai. Čia vietiniai niekas neėjo. Švėkšniškiai bendrai tokie užsispyrė pati žmonės yra. Užsispyrė, jų sunku palaužti. Kai paminklą vertė, ką darė žmonės? Pasakyk dabar, kada vatkas su kiaušiniais mėtė. Davatką, su plytas galės. Su kiaušiniais. O klebonas nebandė ginti? Klebonas tik tai eipė altoriaus laikė šventas mišias. Tuo metu? Tuo metu, kada jau sužinojai, kad verčia paminklą. Ir kada vertė iš pirmą kartą nepasisekė. Traktorių lynai trūkiniai. Ir niekas neišėjo. Tada sekančią dieną, kada jau vertė, tada nuvertė. Ir tas tas paminklą, tas dalis vežė kažkur čia už lankos, už upelį čia kažkur tada duobį palaidojo. Kaip čia atsirado nepriklausomybė, jie pradėjo galvoti, kaip tą paminklą atstatyti. Tada pradėjo ieškoti, kas tas detalės, ieškojo kaip iškas, atrado, kad jau iš jo suliubdyti nebeįmanoma. Tada ieškojo nuotraukas, pagal nuotraukas atstatė visai naują paminklą. Išmintingi praeito šimtmečio architektai, norėdami sujungti grafo Platerio rūmus su bažnyčia, XIX amžiaus pabaigoje Švėkšnos centre pastatė arkinį tiltą. Tokio neturėjo joks miestelis. Viaduko statyba tais laikais tikrai galėtų būti laikoma šedevru. Kelias arkiniu viaduku apteka bažnyčią kaip salą. Tilto dekoratyvinės detalės išlaikytos gotikos stiliuje, kaip ir vėliau pastatyta bažnyčia. 1899 metais į Švėkšną buvo paskirtas kunigas Julius Maciejauskas. Jis buvo kilęs iš Pasvalio valsčiaus bajorų, iki šiol Švėkšnoje labai gerbiamas ir tik gerų žodžių minimas. Atvykęs rado čia sukiužusią medinę bažnytėlę. Artimiausią sekmadienį joje pasakė pirmąjį lietuvišką pamokslą ir ėmėsi rinkti lėšas naujai bažnyčiai. Maciejauskas buvo pašėlusios energijos ir kupinas įvairiausių sumanimų. Per 4 metus pagal Justino Galinevičiaus projektą jis pastatė neogotikinę bažnyčią. Jo statyba kainavo 200 000 aukso rublių. Iš jų 50 000 paaukojo grafas Adomas Plateris, kurio palaikai ilsisi po zakristyje. Net 30 rūšių plytas statybai degė Adomo ir Aleksandro Platerių plytinės. Jie davė ir miško medžiagą, o kitas lėšas Maciejauskas rinko visur, net Amerikoje. 1905 metais bažnyčia buvo užbaigta. Vos pažvelgęs ją supranti, tu jau seniai būsi dulkių sauja, o išvitės tauriai gelsvų raudonių, stebėdama, kaip pro ją slenka kartų kartos,
kaip verda gyvenimas aplink ją sutūpusiuose mūriniuose namukuose. Žiūrėdamas jos grakščius į 75 metrų aukštį šaunančius bokštus, pasijunti apstulbintas, lyg prieš kokią Kelno katedrą. Tūkstantis 993 metais iš Amerikos sugrįžo ir prelato Juliaus Maciejausko palaikai. Amžinam poilsiui jie buvo padėti bažnyčioje. Tai beveik pusė amžiaus prabėgus nuo jo mirties, sugrįžo į savo bažnyčią kunigas, palikęs miesteliui ne vien šitą paminklą. Jurgis Plateris padovanojo bažnyčiai bokšto laikrodį, o Vilkėno grafas Aleksandras net Tirolyje užsakė didįjį altorių ir sakyklą. Garsiesiems austrams nenusileido ir nagingieji žemaičiai. Likusius 9 altorius padirbdino patys. Gražiausios tokios stiliaus Žemaitijos bažnyčios pašventinimo iškilmėse dalyvavo net 15 000 žmonių. 2000 vaikų ir suaugusių buvo suteiktas sutvirtinimo sakramentas, tame tarpe ir grafui Adomui Plateriui. Bažnyčia gavo Švento Jokūbo titulą. Ir caro valdžia labai sunkiai davusi leidimą statybai, įsakiusi bažnyčios nepuošti, bijojusi neramumų per iškilmes ir visokiais būdais joms trukdžiusi, liko su nosimi. Beveik 40 metų Julius Maciejauskas išbuvo Švėkšnos klebonu. Pastatė naują kleboniją, iš senosios bažnyčios medžiagos surentė parapinę mokyklą, veikė atidarė biblioteką. Įsteigė 2 prieglaudas našlaičiams ir senelėms. Vienoje jų įrengė didelę salę ir organizavo pirmuosius lietuviškus vaidinimus. Subūrė blaivininkų draugiją, kuriai parūpino arbatinę ir skaityklą. Įkūrė kooperatyvą Nauda. Rūpinosi kelių tiesimu, gimnazijos statybą, o miesteliui sudegus vyko Amerikon rinkti pinigų netekusiems pastogės. Viena gražiausių vietų prie Švėkšnos – Inkakliai. Kai Klaipėdos kraštas priklausė prūsams, čia buvo pasienio muitinė. Prie plento ant kalno, po kurio tryško šaltinis, Julius Maciejauskas pastatė mūro koplyčią Liurdo švenčiausiai mergeliai Marijai pagerbti. Deja, per antrąjį karą netoli nuo čia buvo sušaudyta 300 Švėkšnos žydų – seneliai, moterys ir vaikai. Vokiečiai sunaikino bendruomenės kultūrinės vertybės, parduotuves ir dirbtuvėlės. Nuo to laiko žydų Švėkšnoje nebėra, tik tebestovi aikštėje mūrinė sinagoga,
o senbuviai tebe atmena garsiuosius jų beigelius, riestainius iš žydų kepyklų. Vienoje centrinių gatvių stovi ir evangelikų liuteronų bažnyčia, kurie pradėjo rastis Švėkšnoje 18 amžiaus pradžioje. Grafui Adomui Plateriui padovanojus žemės, jie 1867 metais pasistatė akmens mūro maldyklą, kurią aptarnauja atvažiuojantis kunigas. Sugrįžimo fleita. Kaip ilgesys, kaip angelas nematomas, dar grįšiu, fleita grodamas smagiai, o žydinčios pakalnių platumos, o tamsus kadugiai. Skardens ašva, vėl iža nusimetusi, smėlinų barščius pjauta kelius, ak, kaip tuomet jaunystės metuose, plukdydamas silius. Atplauks giesmė ir viešpačiui kartuotina, gelsvų žvangučių žiedų nužvangės, tai tu giedosi, mano motina, prie mano pradalgės. Kaip ilgesys, kaip angelas nematomas, dar grįšiu fleitą grodamas smagiai, o tviskančios pakalnių platumos, o tamsus kadugiai. Tai pirmosios Saulės gimnazijos laidos abituriento, vėliau mokytojo Adomo Jaso eilėraštis, sukurtas emigracijoje. Pirmąją laidą gimnazija išleido 1931 metais. Ją baigė 8 moksleiviai ir kai kurie jų dar atvyksta aplankyti gimtinės. Čia yra direktoriai. Pirmasis buvo kunigas Šarka, 2, kurie žuvo nuo bolševikų rankos, tai Petras Sūdžius. Jis buvo areštuotas ir karui prasidėjus iš kalėjimo kaliniai tie pabėgo, jis ėjo namo, jis sutiko besitraukiančių raudonarmiečių būrį ir buvo nušautas. Jonas Dargis jau po karo buvo nukankintas Lukiškėse. Ir nemažai metų buvo pas mus direktorium Pranas Samulionis. Ir redagavęs Blaivybės, daugiais laikraščiais Sargyba. Vokiečių okupacijos metais mūsų gimnazija veikė be pertraukos ir paskutiniais metais jos direktorė buvo Alicija Rūgytė, šito knygnešio organizatoriaus daktaro Juozapo Rūgio duktė. Ji čia dirbo nuo 42 iki 44 metų ir sugebėjo tai padaryti, kad mokykla veiktų visus šitos okupacijos metus. Rūmai mokyklos čia parke užimti vokiečių kariuomenės, mes mokėmės pas žmonės butuose. Bet ir ten ramybės neturėdavom. Atėjo toks akiniuotas vokietis, matyt, ieškojo patalpų, kur kareiviams apgyvendinti, užrašydavo ant durų su kreida, kiek čia kareivių apgyvendinti, mes pasiėmė suolus, krausydavom vėl pas kitą žmogų. Čia mokėsi ir vienintelį Janinos ir Jurgio Platerio atžala grafas Aleksandras. Dar mokykloje garsėjo enciklopedinė atmintim. Karo metais mokytojavo Švėkšnos gimnazijoje. Dabar filosofijos daktaras, gyvena Amerikoje. Kaip beje ir daugelis švėkšniškių. Tai Alicija Rūgytė, kuri tenai lituanistinę mokyklą buvo organizavusi ir išleido monografiją apie Švėkšną, storą 500 puslapių knygą. Jonas Rūgys, ten jis būdamas parašė knygą Švėkšnos praeitis. Jonas Račkauskas, jis atsiuntė mokyklai dovanų 19 dėžių knygų. Yra Amerikoje veikusi ir Švėkšniškių draugija. Kai mes čia Lietuvoje šventėme gimnazijos 50-mečio jubiliejų, toks pat jubiliejus vyko ir Amerikoje. Ar tiesa, kad jūsų mergaitės iki šiol per išleistuves apsivelka tautiniais rūbais? Taip, tai tokia tradicija. Iš pradžių tik mergaitės, dabar berniukai ateina į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais. Šitas paveikslas Vytauto priesaika yra Lenkų dailininko Stykos darbas, jo originalas ir Kauno muziejuje. Jis pas mus buvo kaip pereinamoji dovana. Šitą paveikslą turėdavo teisę pasikabinti savo klasėje tą klasę, kuri geriausiai baigė trimestrą. Ten, matot, viršuje yra vytis.
Tai sovietiniais metais, kai tas muziejus buvo darytas, Vytis buvo užklijuotas. Ir visi lankytojai klauso, o kas ten užklijuota? Dabar vaikui viskas galim. O pas mus nebuvo viskas galim. Reikia žinoti, kas galim ir kas negalim. Aš sakau, kad labai blogai, ne mokytojai vaikus gadina, ne kas nors kitas, bet patys tėvai vaikus gadina šitaip lepindami. Ar jūsų mama buvo griežta? Nu, jau nelepinu. Jei iš vakaruškos parėjai, tai anksčiau taryt pažadinu. Vaikelis sako, kad gali šokti, gali ir dirbti. Darbas, sako, žmogaus negadina. Tokia pas mama buvo replika. Jau nelepina, ne, kaip dabar mamos, ai, dukrelė nieko negali. Turi vaikščiai išmokti tos meilės, kad į medelį globot. Aš vežiau su tėvu rastų statybai. Užkliuvo, reiškia, vežimasi taip sunkiai kelt, nurastų, prikraut viešpatie kelą abu su tėveliu, net akyse tamsu. Negalim atkelt, sakau, nu tėvelį tą eglaitę nukirskim. Vaikelis sako, kad tavo galva. Kas nukirstų, kaip tu jaustumės. Aš ir dabar į mišką nuėjus, jeigu man reikia nupjauti kokį medelį, aš atsimenu tėvų žodžius. Visur turi tėvai vaikus auklėti, o ne šitaip vaikai dievai. Nu, tai tie dievai, tegu jau jūs. Ir atveža ten į tuos senelių namus ir palieka. Mūsų ten giminaičiai gyvena prie tų senelių namų. Tai papasakoja, kai 5 sūnus, reiškia, Vilniuje gyvena, turi namus, mašinas ir, reiškia, tėvus atvežė su čemadanu ir paliko Laugalytę. Už garždų. Tai sako, tai tėvai verkia, šaukė Staselis, kur yra, kur, reiškia, jiems pasakė, kad į sanatoriją vežu. Reiškia, Marčius nepakeli, tėvai čepsi, nu kur senas žmogus be nantų nečepsės, valgydamas. Kai baisu klausytis yra. Baisu tikrai. Nu. Tai Ar pasikeis kas nors? Nu, jei susipras žmonės, pasikeis, aišku. Bet turi susiprast patys. Nieks čia nepadės, nieks, jokies valdžius nepadės, jeigu žmogus reikia nuo savęs pradėti. Žmogui bėdoj padėti, aš žinau, kaip mama bėgdavo pas kaimynus, jei kaimynui bėda, jei kaimynai nenukasi bolių, mama eina, sak, padėsim nukasti. Mes jau savo nusikasim, bėgam pas kitus padėti. Ir nieks neklaus, ar kas atsilygys, ar kas mokės, tai nebūtų. Reikia padėti ir viską. Didžiausia įtaka turi tėvai. Mano protu, už tai, kad aš atsimenu, kad man tėvelis pasakė, kad aš pirmą kartą jauna mergaitė grįžau iš, reiškia, gegužinės, tai nebuvo naktį. Lietuvos laikais gegužinį baigdavosi dar su saulute. Tik jau žinai, kol 14 kilometrų parėjau piešti, tai buvo jau vėliau. Vakarienę valgom, tėvelis sako, vaikelis sako, jau nebe vaikas esi, sako, aš ne Pušinskis, sako, nesaugosiu su ginklu. Ten mūsų kaime buvo toks ūkininkas, 5 panas turėjo ir su ginklu saugo. Sako, augi jau į žmogų, dabar sako, taip jau, kaip kiškis, sako, aš užstotas ir tu užstotas, kad rasau duoną ieškosi. Atsimink, sako, geriau varlę šukok, negu garbę prarask. Tai man tie žodžiai šiandien šventi. Kada jūs pradėjote rinkti tos instrumentus? Nu, tai vat, kai jau pajutau, kad eis grot su ta, sakant, harmonika, jau šieną, kaip pirmą išbandžiau, kai jau bosai balsai jau, kaip sakant, atsiskyrė, nu, tai sakau, jau reik. Jau nebišleist, tai vat ir čia, kaip sakant, pirmai bandau nesigėjau šviekšnui, mama pyko, sako, 200 rublių, sako, kad tu turi protą, nu, 200 rublių, tai koks, kaip tas pinigas buvo. Nu, sakau, mama, nu, sakau, neprapulsta, tai 200. Tai nupirko man pirmą bandoniją, nu, tai ją ilgai kankinau. Pusę metų, tapėjo šiandien reikia mokinti su bandonija sunkiau. Kur tai pamatau ten ir tiesiog, ar kur palėpė sulaužyta, ar taip, kur numesta, ten jau be dumplių, kiek tokių yra atremontuota mano, kur iš gabalų surinkta, be dumplių, be balsų. Tai vat, superki, surenki, ir taip, tada jau pradeda rinkti iš 2 vieną, iš 3 vieną. Kiek jūs turite? Daug yra ir tų bandonių gal kokie 10, harmonikų tokių senovinių.
Dar kokia 10 bus, gal netgi daugiau negu 10. Ir tų skripkų, tų smuikų yra. Ir violončelių, ir klarnetų. Yra visokių tų instrumentų. Ir gitarą kartais pabrazinu, kai noro yra. Vežypas viena tokia margonininko našlė. Kaip tik aptikau tą klavikordą. Jisai buvo vasarnamį, bulių maišais apirautų, šutintuvais. Sakau, mačiu, taigi, sakau, tokį turtą turi, sakau, žinai, sakau, taigi, tai šutintuvais gal ne kaip aprauti yra. Tai tai vaikėl, sako, taigi, kiek aš galiu laikyti, tuoj paimsiu kirvį malką, sukapausi, tai viskas, sako. Nu tai, sakau, galbūt parduoda tą. Tai tu imk vaikėl uždyką, tu išveš man šitą griozdą. Iš kiek laiko jūs baigėt konservatoriją? Nu tai prieš 3. Ir ką jūs tada veikit? Nu, po pasaulį baščiaus. Buvau išvykęs į Daniją, porą metų ten pragyvenau, su draugu dviese išvažiavom, į kuprinę susimetėm daiktus. O kodėl Konservų. Kumpė lietuviškai. O kodėl būtent į Daniją? Ja, buvo tada bevizinis įvažiavimas, tada ko gero vienintelė šalį. Iš visų tokių. O kokią kalbą mokėjot, kai važiavote į Daniją? Aš tai jokios, lietuviškai, žemaitiškai mokėjau. Kuo danai skiriasi nuo švikšniškių? Šlepinti tie danai. Šlepinti yra baisiai. Jeigu jums būtų galimybė rinktis, kur gyventi, kur jūs pasirinktumėte? Tik tai Švėkšnai. Tik tai Švėkšnai. Ką jūs norėtumėte Švėkšnai padaryti? Tais. Gyvent. Ir gyvent tiesiog kaip dorai gyvent. Mano tėvas buvo kalvis, padėjęs buvo aš, mano tėvas kaustė arklus, ant arklio jojau aš. Mano tėvas buvo žvejas, padėjęs buvo aš, mano tėvas gaudė žuvį, o aš gaudžiau undinę.